Sveiki, mūsų kanalo Opozicijos televizija žiūrovai, savaitė eina į pabaigą, na ir studijoje aš Kęstutis Skrebys su savo savaitės įvykių apžvalga žvelkime giliau. Kągi, malonų žiūrovai, spauskit patiktukus, dalinkitės mūsų laidą, prenumeruokit mūsų kanalą. O savaitės apžvalgą norėčiau pradėti vėlgi nuo eilinį kartą paskelbtų reitingų. Kaip jau minėjau ne vieną kartą, rinkiminiai metai ir viena ir kita agentūra karts nuo karto įvertina, kaipgi galvoja, ką remia viena ar kita Lietuvos rinkėjų grupė. Tai štai, Lietuvos ryto užsakymu vasario 8-17 dienomis buvo atlikta bendrovės Vilmorus apklausa. Na ir pradėkime nuo to, kaip išsidėstė partijos. Jūs savo ekranuose matote pirmą skaidrę ir, kaip jau įprasta, pirmauja socialdemokratai, viršutinė raudonoji kreivė, bet panašu, kad jinai jau po truputį linksta į apačią. Šiai dienai remia 19% rinkėjų. Kodėl jinai linksta į apačią, galima vertinti įvairiai. Ko gero, viena priežasčių galėtų būti tai, kad socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė pareiškė, kad jinai nedalyvaus Respublikos prezidento rinkimuose ir pakvietė balsuoti socialdemokratų rėmėjus už dabartinį Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą, kas iš tikrųjų, daliai socialdemokratų rinkėjų galėjo pasirodyti keista, nes pono Nausėdos iš tikrųjų socdemų pavadinti mes negalime. Antroje vietoje Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, kurie, aš taip leisiu savo sparnuotai pasakyti, bando keltis iš numirusiųjų arba juos kažkas bando kelt ir reanimuoti. Nes jų reitingas išaugo, nors, sakykime, skandalų fonas aplink šią partiją, skandalai aplink vyriausybę, apie juos dar šiek tiek vėliau. Jie kalba patys už save, bet Vilmorus reitingų agentūra krikščionim demokratam Tėvynės sąjungai duoda 11,3% rinkėjų paramos. 3-4 vietą dalinasi Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga ir Skvernelio partija vardan Lietuvos. Abi partijos surinko vienodai po 8,7% rinkėjų paramos. Ir jau tiek liberalų sąjūdis, tiek darbo partija neįveikė 5% barjero. Laisvės partija yra visiškoje dėgoje, kas, aišku, savaime nėra ir nuostabu. Įdomus yra institucijų vertinimas. Jūs dabar matote ekranuose antrą skaidrę. Ir čia dėl ko aš sakau, kad man yra labai abejotina, kad Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai turi tokį, sakykime, sąlyginai aukštą reitingą. Nes štai, vyriausybė pasitikė jau mažiau negu 5% visų Lietuvos žmonių. Arba rinkėjų, kaip pavadinsim, taip nepagadinsim. Tik 17,5% atsakė, kad jie pasitikė vyriausybės veikla. Kas pirmų smuikų groja vyriausybė, turbūt niekam priminti nereikia. Tai mažiau negu 5% pasitikė vyriausybė. Ir nepasitikė beveik pusė Lietuvos gyventojų, 45,6%. Tai dėl to aš ir išreiškiau tą tavo abejonę, dėl to, sakykime, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų reitingo skaičių. Ir pasižiūrėkime kitus savaitės įvykius. Pirmadienį posėdžiavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos šešėlinė vyriausybė. Koks buvo pagrindinis klausimas šito posėdžio? Pagrindinis klausimas buvo vandenilio gamybos plėtra Lietuvoje. Kokios yra galimybės, kokia nauda, kokios galimos grėsmės. Nes iš tikrųjų Darbėnų seniūnijos, Akmenės rajono, Klaipėdos miesto gyventojai yra sunerimę. Mes gavome nemažą skundų dėl greta arti gyvenamųjų namų, mokyklų, darželių planuojamų žaliojo vandenilio gamybos objektų. Ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos šešėlinė vyriausybė apsvarstė šitas problemas, išklausė ekspertų patarimus, pranešimus ir priėjo tokios išvados, kad tiek Seimas, tiek Lietuvos Respublikos vyriausybė turėtų tikslinti teisės aktus, kuriais remiantis yra vystoma tokia gamyba. Ir be jokios abejonės svarbiausias dalykas, ką turėtų padaryti tiek Seimas, tiek vyriausybė, tiek ir investuotojai, kurie ateina į vieną ar kitą bendruomenę, tai glaudžiai bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis tam, kad jom nekiltų jokių klausimų dėl gamyklų, dėl gamybos saugumo. Kągi, dabar šiek tiek ir apie užsienio politiką, ir apie užsienio politikos atgarsius Lietuvoje. Tai pirmadienį
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, mano galva, padarė iš tikrųjų pakankamai keistą pareiškimą, kuris sukėlė daug nerimo tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalise dėl galimo vakarų šalių karių siuntimo į Ukrainą. Toks pareiškimas iš tikrųjų iššaukė labai audringą reakciją tiek tarp politikų, tiek tarp kariškių. Kaip reagavo Lietuvos politikai? Na, konservatoriams reikia karo. Mes jau ne vieną kartą šnekėjom savo laidose ir savaitės apžvalgose, ir kada aš kalbinau gerbiamą Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininką poną Ramūną Karbauskį, kuris iš tikrųjų sako, kad konservatoriai jie užsiema gąsdinimo politiką, tai yra jų rinkiminės kampanijos dalis. Panašu, kad jiems nusispjaut, kas bus su Lietuva ir jo žmonėmis, ir jie tą įrodinėja kiekvieną dieną. Šio apžvalgoje dar pateiksiu pavyzdžių tuo klausimu. Krašto apsaugos ministras ponas Anušauskas, komentuodamas Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasvarstymus, kad į Ukrainą galėtų būti siunčiamos Prancūzijos sausumos pajėgos, jisai neatmetė ir tokios galimybės, kad ir Lietuva galėtų nusiųsti savo karių. Citata. Paramos Ukrainai formos visada svarstomos ir ši iniciatyva yra svarstoma. Dabar Paryžiuje buvo svarstoma aukščiausių lygių, dalyvavo prezidentai premjerai. Čia jau antradienį pareiškė ponas Anušauskas. Po Macrono siūlymo dislokuoti karius, Landsbergis teigia, kad iniciatyvą verta apsvarstyti. Štai ką jis antradienį parašė buvusiame Twitter'e, dabar tinkle X. Tiksli citata. Europos likimas sprendžiasi mūšio lauke Ukrainoje. Tokiais laikais, kokius dabar išgyvename, labai reikalinga politinė lyderystė. Ambicija ryžtas mąstyti netradiciškai. Vakar Paryžiuje vykusio susitikimo iniciatyvą verta apsvarstyti. Na, iniciatyva buvo pasiųsti karius, Lietuvos karius, į Ukrainą. Ir aš nenorom drįstu paklausti ir iškelti tokį klausimą, ką jie turi galvoje darydami tokius pareiškimus. Tiek Anušauskas, tiek ponas Landsbergis. Ar jie suvokia, kokias grėsmės kelia Lietuvai? Prancūzija nuo Rusijos toli, Lietuva arti. Ir beje, o kaipgi į tą Macrono garsų į pareiškimą reaguoja NATO vadovai ir kitos daug didesnės ir galingesnės šalis. Štai, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad alijansas neketina siųsti karių į Ukrainą. Naujienų agentūrai Associated Press ponas Stoltenbergas pabrėžė, kad NATO sąjungininkės teikia Ukrainai precedento neturinčią paramą. Mes tai darome nuo 2014 metų ir dar labiau po plataus masto invazijos. Tačiau nėra planų pasiųsti NATO kovinės pajėgas į Ukrainą, pabrėžė jis. Aš taip galvoju, Anušauskas įsivertina, ką sako NATO generalinis sekretorius, Gabrielius Landsbergis įsivertina, ką sako NATO generalinis sekretorius. Toliau, kaip reagavo kitų šalių vadovai. Į Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pareiškimą nedelsiant sureagavo kelios šalis. Kokios tai šalis? Čekija, Slovakija, Švedija, Lenkija, kurios pareiškė, kad nesiųs savo karių į Ukrainą. Na, Lietuva šitų pono Anušausko ir Gabrieliaus Landsbergio asmenyje svarsto tą klausimą. Toliau dar gražiau. Vokietijos kancleris Olafas Šolcas antradienį taip pat atmetė mintį, kad Europos šalis ir NATO galėtų pasiųsti karius į Ukrainą. Vokietijos kancleris. Citata. Tai, dėl ko sutarėme nuo pat pradžių, galioja ir ateičiai. O būtent, kad Ukrainos žemėje nebus karių, kuriuos pasiųstų Europos ar NATO valstybės. Žurnalistams sakė Olafas Šolcas. Ir čia yra labai įdomus niuansas, kurį, mano plika galva nelabai sugebėjo išnarplioti. Gal jūs man padėsit, parašydami komentarą pokalbių kambaryje žemiau laidos įrašo. O tas niuansas yra toks. Vokietijos kancleris Olafas Šolcas, jisai pasako, kad nenori rizikuoti ir karių į Ukrainą siųsti nesiruošia. Na, mūsų kai kurie vadovai, tiek Anušausko, tiek Landsbergio asmenyje sako, kad mes svarstysim tą klausimą ir galbūt net pasiūsime savo karius į Ukrainą, arba, kaip išsireiškė ponas Landsbergis, netgi ginti Gotlando salų. Bet iš kitos pusės mes prašome atsiųsti Vokietijos karius į Lietuvą. Tai yra Vokietijos brigada. Kad mums suteiktų saugumo jausmą ir reikalui esant mus gintų. Tai dabar jūs man padėkit suvest galus. Vokietijos kancleris pasakė labai aiškiai, mes karių į Ukrainą nesiūsim. Lietuva sako, mes gal siūsim, bet vokiečius atsiųskit pas mus. Man galai nesueina. Jeigu jums sueina, parašykit. Padėkit man išspręsti šitą rebusą.
Kitas laidos puslapis tai toliau tęsia darbą taip vadinama pono Bako vadovaujama komisija, kurią aš vis labiau linkęs vadinti prezidento diskreditavimo komisija. Pirmadienį jai liudijo Asta Skaisgirytė, vyriausioji prezidento patarėja užsienio klausimais, ir Jaroslavas Neverovičius, taip pat prezidento patarėjas infrastruktūros, ekonomikos ir kitais klausimais. Pirmiausia, nepabijosiu šito žodžio, buvo tardoma Asta Skaisgirytė. Klausimai buvo maždaug tokie. Kodėl prezidentūra kėlė abejonės dėl baltarusiškų trąšų tranzito draudimo? Ko gero esmė tiek komisijos veiklos, tiek konservatorių politikos geriausiai atspindi šis trumpas posėdžio fragmentas. Įtaka Lietuvai nėra svarbiausias argumentas priimant sankcijas. Aš atsakysiu, tik turiu su jumis nesutikti, kad poveikio vertinimas nėra svarbus Lietuvai. Man atrodo, kad mums visiems poveikis Lietuvai yra labai svarbus. Be abejo, aš tiesiog turiu savo asmeninę nuomonę, kad nesvarbu kas, viskas turi būti uždaryta. Ir kągi pasakė ponas Vyšniauskas, įtakingas konservatorius. Įsiklausykit, aš dar kartą pacituosiu. Įtaka Lietuvai nėra svarbiausias argumentas priimant sankcijas. Ir Skaisgirytės pasakymą, kad, dovanokit, bet įtaka Lietuvai, Lietuvos ūkiai, Lietuvos ekonomikai, krašto gyvenimui yra labai svarbi, kokia sekė replika. Nesvarbu kas, viskas turi būti uždaryta. Iš tikrųjų, ką po to galima bepridurti? Konservatorių politika yra tokia. Įtaka Lietuvai nesvarbi, nesvarbu kas, bet jų norai turi būti gyvendinti. Vėliau dar Vyšniauskas aiškino, kad geležinkeliai puikiai persiorientavo. Apie geležinkelius dar vėliau pašnekėsim. Ponas Jaroslavas Neverovičius jis tiesiog tiesiai šviesiai savo parodymus pradėjo nuo to, kad jam raštu komisijos pateikti klausimai buvo su manipuliacijomis. Tiesiai šviesiai. Ir toliau jisai liudijo, kad mes supratome, kad įvedus sankcijas baltarusiškams trąšoms poveikis ekonomikai bus reikšmingas. Bet vyriausybė, čia pono Neverovičiaus žodžiai, nedarė jokio tyrimo, nors prezidentūra to primiktinai reikalavo. Kitaip sakant, tiesiog prezidentūra prašė iš vyriausybės pateikti vertinimą, kokios bus pasiekmės įvedus sankcijas. Vyriausybė to nepadarė. Ponas Lopata apkaltino prezidento patarėją melu ir manipuliavimu. Vyšniauskas pasakė dar vieną sparnuotą frazę, tiksliau pateikė klausimą. Kodėl prezidentūra negalvojo kaip vyriausybė? Minčių perliukai pas šitą pilietį galvoja, nes prezidentūra galvoja kitaip, rūpinosi Lietuvos interesais, vyriausybė nesirūpino. Čia minusas prezidentūrai, pasak pono Vyšniausko. Lopata irgi keistą klausimą uždavė. Ar neskaičiavote poveikio Baltarusijos ekonomikai? Nežinau, kodėl Lietuvos prezidento patarėjai turėjo skaičiuoti poveikį Baltarusijos ekonomikai. Neverovičius vis dėlto pasakė esminę frazę, kad Užsienio reikalų ministerija norėjo permesti atsakomybę Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos geležinkeliams, nors jie yra atsakingi už sankcijų politiką. Ir labai įdomi buvo taipogi pono Bako remarka, tiksli citata, pagal įstatymus privalote liudyti komisiją ir atskleisti informaciją. Gal pamenėte, aš pasakiau, kaip komisijai liudijo to paskvilio pranešėjas ir prezidentas autoriai, kurie su šypsenėle atsakinėdami į komisijos narių klausimus, pagrindiniai pono Bako klausimus, sakė, mes tos informacijos neatskleisim, mes šito šaltinio neatskleisim, mes to jums nesakysim, bet tada tos frazės, kad pagal įstatymus privalote liudyti komisijai ir atskleisti informaciją, ponas Bakas kažkodėl nevartojo. Įdomu, kodėl. Ir trečiadienį komisijai atvyko liudyti pats ponas VSD vadovas Darius Jauniškis. Ir Jauniškis pasakė esminį dalyką, nes kaltinimas buvo, kad tai Valstybės saugumo departamentas rinko informaciją ir panašiai. Ponas Jauniškis pasakė labai paprastą frazę. Departamentas nerinko informacijos, departamentas tikrina informaciją. Nors Bakas po to dar 21 kartą pakartojo, kad kodėl jūs rinkote, vartodamas tą žodį. Buvo dar toks vienas pusiau juokingas pasakymas, kad kai buvo paklaustas Valstybės saugumo departamento direktorius apie tai, kaip jis vertina tą žurnalistinį tyrimą, aišku, kabutėse, tai jis labai, man patiko jo atsakymas. Sako, jis tai vadina žurnalistiniu tyrimu, aš tai vadinu knyga. Tai vertinti grožinės literatūros kūrinį iš tikrųjų nėra VSD kompetencija ir pareigos. Tai štai tokie dalykai. Tokia taip vadinama komisija. Bet štai dabar kaip tik apie tai, kas konservatoriams nesvarbu.
Kas konservatoriams yra nesvarbu, ką pasakė ponas Vyšniauskas atvirų tekstų komisijos posėdėje. Tai štai, Tėvynės sąjungos, liberalų ir Laisvės partijos vyriausybės darbo rezultatas akivaizdžiausiai matosi transporto sektoriui. Pavyzdžiui, pernai Lietuvos geležinkeliai pervežė 2 kartus mažiau krovinių nei 22 metais. Tai yra taip apie 26,5 milijono tonų. Tai didžiausias krovinių apimčių kritimas ir mažiausias pervežtas krovinių kiekis per įmonės veiklos istoriją. Dėl to grupė 23 metais neteko apie 150 milijonų eurų pajamų, o iš daugiau nei 9 tūkstančių įmonės darbuotojų liko mažiau nei trečdalis. Kiti atsidūrė gatvėje. Prisiminkit pono Vyšniausko žodžius. Ko maždaug iš čia domėjotės pasiekmėm, Lietuvos geležinkeliai puikiai persitvarkė. Iš tikrųjų, puikiai persitvarkė. O tai yra praktiškai šitos įmonės katastrofa, nes pernai daugiau negu 150 milijonų eurų iš vyriausybės rezervo fondo buvusiai pelningai įmonei buvo skirta infrastruktūros palaikymui. Vien tam iš skolintų lėšų, kad nesubirėtų keliai, kad dar galėtų važiuoti traukiniai. Tai tokia va situacija. Vėlgi, elementarus skaičiavimas apie trąšas. Per metus buvo pervežama 11 milijonų tonų. 6 eurai už toną geležinkelių pajamos, prarasta 66 milijonai. 4 eurai Klaipėdos uosto krova. Prarasta 44 milijonai. Viso 110 milijonų. Na, puikiai persitvarkė. Visi ir šalies ūkis nenukentėjo. Pasiekmių skaičiuoti nereikėjo. Ta prezidentūra prašė vyriausybės paskaičiuoti klausimus, na tai jie priešinasi sankcijom, pasak konservatoriaus Vyšniausko ir Skvernelio partijos atstovo pono Bako. Na, o kur dar geopolitiniai nuostoliai? Štai ką apie sankcijas baltarusiškoms trąšoms rašo The German Economic Team savo tinklapyje. German Economic Team tai Federalinės Respublikos ekonomikos reikalų ir klimato veiksmų ministerijos finansuojama struktūra, ekspertų struktūra, mokslininkų struktūra. Tai štai jų publikacija šią savaitę. Didelė dalis kalio eksporto šiandien keliauja į Kiniją, geležinkelių per Rusiją. Baltarusija taip pat naudoja laisvus logistikos pajėgumus jai turimuose Rusijos jūrų uostuose. Tačiau kadangi pati Rusija yra pagrindinė kalio eksportuotoja, tai tos galimybės yra ribotos. Suteikdama savo transporto infrastruktūrą, Rusija tapo faktinė Baltarusijos kalio tranzito monopolistė. Čia yra esmė. Suteikdama savo transporto infrastruktūrą, Rusija tapo faktinė Baltarusijos kalio tranzito monopolistė. Todėl gali imti didesnius tranzito mokesčius, mažindama Belarus kalį pelną. Ir tuo pačiu finansuoti karinę operaciją Ukrainai. Be to geležinkeliai į Kiniją ir netgi geležinkelių jungtis į Rusijos jūrų uostus yra daug ilgesnės ir brangesnės nei Klaipėda. Tai atleiskit paklausti, kieno interesus gynė ir atstovauja Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai? Lietuvos ar vokiečių ekspertų išvada sako, kad Rusijos. Kitas dalykas, tebesitęsia tas skandalas dėl ambasadorių paskirimo, dėl ryšium su Bako komisijos veiksmais ir prezidento niekinimo. Tai štai, taisomas diplomatinės tarnybos įstatymas. Pono Žygimanto Pavilonio vadovaujama grupė pateikė pataisas. Pateikė pataisas apie tai, kaip turėtų naujų būdų būti skiriami diplomatiniai atstovai. Na ir kai aš jas perskaičiau, tai iš tikrųjų supratau, kad panašu, kad konservatoriai, gal skaitė, gal neskaitė, bet konstitucija jiem negalioja. Cituoju, kokia procedūra yra siūloma naujame įstatyme. Tai štai, užsienio reikalų ministras, teikdamas diplomatinio atstovo kandidatūrą apsvarstyti Seimo užsienio reikalų komitetui, kandidatūrą prieš tai suderina su ministru pirmininku. Kandidatūrą. Užsienio reikalų ministras. Ir apie teikiamą kandidatūrą informuoja Respublikos prezidentą. Suderina su ministru pirmininku, o prezidentą tik informuoja. Štauk yra keli kandidatai, tu eini, suderini su ministru pirmininku, ar tą. Ir jau kai su ministru pirmininku suderini, tada prezidentui nusinti pisulką, kad mes suderinom Joną Jonaitį. Prezidento vaidmuo šitoje vietoje baigėsi. Gauna raštelį. Toliau dar gražiau. Seimo užsienio reikalų komitetui apsvarščius kandidatūrą ir priėmus sprendimą, laikoma, kad svarstymo procedūra dėl pateikto kandidato atitikties eiti diplomatinio atstovo pareigas konkrečioje atstovybėje Seimo užsienio reikalų komitete yra baigta.
savo galės pasidaro tokias savotiškai. Toliau. Jau paskutinis punktas. Po to kandidatūra eina į vyriausybės posėdį. Jeigu vyriausybės posėdį pritariama, jinai yra teikiama prezidentui. Ir Respublikos prezidento sprendimas neskirti vyriausybės pateikto kandidato diplomatinį atstovą turi būti motyvuotas ir pateiktas vyriausybei ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Kaip sakant, jeigu prezidentas, kuriam konstitucijoje suteikta galia skirti diplomatinius atstovus, laikosi savo pozicijos, kuri nesutampa su užsienio reikalų ministro pozicija, tai per 10 dienų jis turi grubiai šnekant vyriausybėje pateikti pasiaiškinimą. Na, tai toks įstatymo projektas. Prezidentas praktiškai yra eliminuojamas iš ambasadorių skyrimo proceso. Apie tą labai aiškiai pasakė ir prezidento patarėja užsienio politikos klausimais vyriausioji prezidento patarėja Asta Skaisgirytė, kaip sakė, tai nieko kito, kaip prezidento konstitucinių galių apribojimas. Deja taip. Tai penktadienį prezidentas vis dėlto susitiko su Gabrieliu Landsbergiu jau 3 kartą, vėlgi dėl ambasadorių kandidatūrų svarstymo. Informacija po susitikimo buvo labai šykšti, lyg tai rasta bendra kalba, bet apie jokias pavardės nebuvo pasakyta, nebuvo informuota. Tai iš tikrųjų įdomu, ar prezidentas išsigando to įstatymo ir jam buvo pagrasinta jo, ar buvo priimti kokie kiti sprendimai. Aš manau, kad artimiausiu laiku mes sužinosim ir be jokios abejonės informuosim jūs malonus mūsų žiūrovai. Dar ir kągi dabar mūsų rubrika, kaip įprasta, trumpai. Tai Vilniaus savivaldybė vis dėlto spjovė į Seimo audito komitetą. Praeitoj savaitės apžvalgoje aš minėjau, kad Seimo audito komitetas priėmė tokį sprendimą, kad prieš priimant sprendimą Vilniaus taryboje dėl stadiono statybos, tolimesnės stadiono statybos ir perdavimo Haner koncernui arba ponui Avuliui, turi būti gautas Finansų ministerijos ir viešųjų pirkimų tarnybos išvados bei vertinimai. Deja, nesulaukus išvadų skubant trečiadienį Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir Laisvės partijos balsais sprendimas priimtas. Ir čia vėlgi toks įdomus niuansas. Nepaisant to, kad Bentkunskas ir Bužinskas prisikinėjo, kad kaina jau tikrai galutinė, priminsiu, indeksuota 40 milijonai. Praėjus valandai po balsavimo, Delfi televizijoje ponas Avulis dėstė. Perėmęs koncesijos akcijas, jei susidarytų tokios aplinkybės ateityje, dar kartą galėtų prašyti indeksuoti stadiono kainą. Bingo. Pinigų siurblys atsidarė. Vertas. Energetikos kainų reguliatorius. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Aš praeitą savaitę jau šiek tiek komentavau, kad jisai taip nedrąsiai buvo pasakęs, kad baudos už sutarčių pakeitimą jos buvo neteisėtos. Dabar jau šią savaitę Vertas pareiškė visiškai tvirtai, kad tos baudos buvo neteisėtos ir kreipėsi į nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, kad tos gyventojų permokėtos sumos būtų gražintos. Ir kuo remiasi Vertas? Vertas remiasi tuo, kad Europos komisija yra pateikusi nuomonę dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių. Lietuvos atveju ši direktyva į nacionalinę teisinę bazę perkelta taip, jog namų ūkiai bei mažos įmonės neturi mokėti pakeitimo ar sutarties nutraukimo mokesčių. Todėl Vertas laikosi nuomonės, jog elektros tiekėjai neturėjo teisės iš vartotojų reikalauti susimokėti netesybas ir kitus mokesčius. Ir todėl dabar turi prievolės gautas lėšas grąžinti. Ir vis dėlto man vis tiek galai šitoje vietoje nesueina. Vertas reguliatorius, kuris prižiūri nepriklausomą elektros energijos tiekėjų veiklą, jisai maloniai prašo, dėl to, kad buvo įvykdyta, nepabijokim šito žodžio, vagystė, grąžinkit lėšas, o ne griežtai pareikalauja, kad tas būtų atlikta ir netgi galbūt galėtų ir pagrasinti sankcijom, taip vadinamėm nepriklausomam elektros energijos tiekėjams. Jų nėra tiek daug. Bet kažkodėl tai šituo keliu nenorima eiti. Tai klausimas tik tai kodėl. Galbūt dėl to, kad Kreivys per jį su savo susijusiam įmonėm turi akcijų Ignityje. Ir laidos pabaigai iš tikrųjų panašu, kad Armonaitės politika ir šitos vyriausybės politika dėl imigracijos į Lietuvą jau prieina liepto galą. Nes Armonaitės sukviesti baltarusiai jau atvirų tekstų
tyčiojas iš Lietuvos. Socialinėje erdvėje iš tikrųjų audrą sukėlė vienas vaizdo įrašas, kuriame jaunas baltarusis iškoneveikia Lietuvą, teigia, jog jis negerbė nei šalies, nei kalbos, jį erzina, jog lietuviai su juo kalba lietuviškai, erzina žmogų, kad lietuviai Lietuvoje kalba lietuviškai, nenori su juo kalbėti rusiškai, nors puikiai supranta, bet kažkodėl nori kalbėti lietuviškai. Paklaustas, ar jam patinka Lietuvoje, baltarusis buvo kategoriškas, pasakė, kad ne, nors gyvena nuo 19 metų, teigia, kad nemoka lietuvių kalbos ir nesiruošia jos mokytis, nes jis ją niekina, jam jinai nesvarbi. Netgi tokia jo kalbos citata, man Lietuva yra apie nieką, neslėpdamas pašaipos, kalbėjo Atėjūnas. Tai o kur žiūri migracijos departamentas, kur žiūri saugumo departamentas? Ta prasme, mes įsileidžiam migrantus, ekonominius migrantus, aišku, Žygis Povilionis ar Monaitė išeina į forumus ir gražiai pasako, kad taip, jie pabėgo nuo režimo ir jiem reikia prieglobsčio, bet šitie žmonės pabėgę kabutėse nuo Lukašenkos režimo, jie niekina Lietuvą, jie niekina tą šalį, kurioje gyvena. Ir sako, taip, aš turiu laikiną leidimą gyventi, aš jo neatsisakysiu, nes man patogu keliauti po Europos su juo. Nereikia Šengeno vizos. Tai mes tampam tramplynu, tokiem veikėjam, patekti į Europos Sąjungą ir nieko daugiau. Kągi, tokia buvo mano šios savaitės apžvalga. Ačiū Jums uždėmesį. Pasidalinkit mūsų laidą, prenumeruokit mūsų kanalą, paspauskite patiktuką, ir laukiu Jūsų nuomonių pokalbių kambaryje žemiau laidos įrašo. Ačiū Jums uždėmesį, sudie ir gero atėjusio pavasario. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.